Vienas iš patogiausių būdų keliauti Bankoke yra BTS arba MRT. Tai arba virš žemės, arba po žemę esantis traukiniai. Keliaukit, parodysiu, kaip jais galima naudotis. BTS turi dvi pagrindinės linijas - Sukhumvit ir Silom, kurios jungia daugumą miesto rajonų. Bilietus gali nusipirkti specialiuose automatuose ir kasose grynaisiais pinigais arba skanavimo QR kodų sistema. Bilietą gali pirkti dviem būdais. Pirmas - vienkartinis bilietas, kurio kaina priklauso nuo to, kiek stotelių važiuosi. Paprastai tai nuo 17 iki 60 batų. Antras - One Day Pass. Kainuoja 150 batų ir leidžia važiuoti neribotai visą dieną. Nusipirkus kortelę, ją reikia priglausti prie skanavimo sistemos. Tuomet atsidarius varteliams yra lentelės dešinėje ir kairėje, tai jūsų orientyrai, į kurią pusę pakilti, kad važiuoti iki norimo taško. Nepamirškite kortelę su savimi turėti iki kelionės pabaigos, nes naudojant vienkartinius bilietus, juos reikės grąžinti išeinant iš BTS. Taip pat laikykitės tvarkos ir stovėkite taip kaip tailandiečiai eilutėje laukiant traukinio, o jei netilpote, nesigrūskite ir palaukite kito. Jei informacija buvo naudinga, nepamirškite paspausti like ir komentare parašyti žodį MRT ir padarysiu video, kaip naudotis požeminiais traukiniais.